Sveiki klausytojai, toliau tęsime savo 6-ąjį mokymosi ciklą, kurios tema yra ekranų žala vaikams iki 7 metų amžiaus. Ir šios mokymus finansuoja Sveikatos stiprinimo fondas ir aš esu lektorė Valda Gulbinienė. Tai toliau pateikinėjame žaidimus, rekomendacijas, kaip sudominti vaikus ir kad jie kuo mažiau įsitrauktų į ekranų naudojimą. Kaip per žaidimus mes galime paskatinti įsitraukimą į prasmingas veiklas, ar ne? Tai pristatysime žaidimą, kuris per pasaką, kaip galime atpažinti emocijas, kaip nusiraminti. Tai pasaka yra Kiškis ir Meškinas, jo sekimas. Tai ko reikės, kokių jums priemonių reikės, tai popieriaus lapo, flomasterių ir lipdukų. Atsisėdate kartu su vaiku ir skaitote vaikui pasaką. Gyveno kartą šalia miško kiškis, kuris iš kopūsto lapų pasistatė savo namą ir jame užmigo. Atsikėlęs nutarė eiti ieškoti daugiau maisto pas netoliese gyvenantį ūkininką į jo daržą. Po kelių valandų zuikis grįžo atgal namo su kopūstais ir morkomis. Staiga pamatė, kad jo namas yra sugriautas. Visi kopūsto lapai išmėtyti ir sugriaužti, o šalia jų saldžiai miega Meškinas. Kiškis labai supyko, suraukė antakius, sugraužė kumščius ir jau norėjo Meškinui spirti arba trenkti, tačiau prisiminė, kaip voverė jį mokino nusiraminti. Supykus, ramiai lėtai įkvėpti, suskaičiuoti iki 10, patrepsėti kojytėmis. Kiškis lėtai 4 kartus įkvėpė, iškvėpė. Tuomet suskaičiavo iki 10. Ir stipriai sutrepsėjo prie Meškino ir tapo daugiau ramesnis. Atsikėlė Meškinas ir jis jam pasakė: Meškine, aš labai ant tavęs supykau, kad sugriovei mano namelį. Meškinas atsakė: Kiški, mielas draugė, tikrai nenorėjau nieko sugriauti. Aš toks aukštas ir didelis, kad nepastebėjau tavo namelio. Priguliau po medžiu pailsėti ir užmigau. Atsiprašau, Kiški, padėsiu pastatyti tau namelį. Ir jie kartu draugiškai pastatė labai gražų namelį, dar gražesnį nei buvo. Ar ne? Ir tas žaidimo aprašymas, tai vaikams ta sekama pasaka, kurios metu kartu išbandomi pykčio išraiškos būdai. Kvėpavimo pratimai, skaičiavimas iki 10, patrepsėjimas. Tuomet užduodami klausimai vaikams apie pasaką, jos personažus, įvykusi konfliktą. Dar kartą prisimenami būdai, ką galima daryti supykus, galime nupiešti tuos herojus. Ir klausimams galite klausti vaiko, kodėl Kiškis supyko ant Meškino, ką darė Kiškis norėdamas nusiraminti, ką dar galima padaryti, kuomet supyksti, iš ko matyti, kad Kiškis buvo piktas. Ar ne? Ir žaidimo pabaigai kartu prisimenate būdus. Vėlgi pakartojame, ką mes darom supykę, klijuojam lipdukus, jeigu tai tarkim darėme grupėje ir tai buvo grupinis užsiėmimas. Turime rekomendacijas iš aplikacijų, mobiliųjų aplikacijų, kurios padės užtikrinti saugesnį technologijų naudojimą. Tai viena iš aplikacijų yra Screen Time'as, tai yra programėlė, suteikia galimybę nustatyti kasdienius laiko limitus, planuoti ekrano laiko pertraukėlės ir stebėti vaiko veiklą, kokiomis jis naudojasi. Our Pact leidžia tėvams nuotoliniu būdu valdyti ir blokuoti netinkamą programą, kurią naudojasi vaikas, ar ne, nustatyti naudojimosi laiką, sekti vaiko buvimo vietą. Family Time, tai ši aplikacija leidžia tėvams nustatyti laiko limitą, leidžiama prie ekrano, nustatyti buvimo vietą ir ne tik stebėti vaiko naudojimosi programėlėmis, bet taip pat ir gauti ataskaitas apie naudojamą turinį, lankytas internete svetainės. Toliau Bark. Šios programėlės pagalba galime stebėti vaiko veiklą socialiniuose tinkluose ir gauti pranešimus tėvams apie pavojingą turinį. Taip pat galima ir nustatyti laiko limitą išmaniojo įrenginio naudojimui. Mobaisip suteikia galimybę tėvams nustatyti laiko apribojimus, stebėti interneto naršymo veiklą ir blokuoti netinkamas svetaines. Tai čia kiekvienas tikrai asmeniškai galite pagalvoti ir
pasirinkti programėlę, bet turbūt čia jau būtų toks paskutinis etapas, ar ne, kuomet visiškai nebesuvaldome tos situacijos, tų priklausomybių vaikų nuo ekranų, tuomet naudojame mobiliasias aplikacijas, bet stengiamės ugdyti tą kurti ryšį su vaiku, ar ne, kad tas ekrano priklausomumas būtų kuo mažesnis ir vaikai siektų ryšio betarpiško bendravimo su jumis. Toliau edukacinės programos kalbos įgūdžių lavinimui. Tai matote pavyzdžių, kurios tikrai yra naudingos vaikams ir galime naudoti, tai jos nemokamos, ar tarkim, rask žodį, sudėk figūras, ar ne, tai Žiburėlis LT rengia nemokamas programėlės, kurias galite atsisiųsti. Tuomet turime e-mokykla LT, vėlgi čia galėsite pastebėti, susirasti savo užduočių bankas pavadinimas, ar ne, tai galite susirasti vaikams būtent tuos žaidimus ir edukacinės programėlės. Toliau turime dar vieną programėlę, MEF, tai ši programėlė skirta matematinių žinių ir įgūdžių gerinimui, sukurta siekiant patobulinti bet kokio lygio matematikos įgūdžius vaikams iki 5 metų. Toliau turime tą mobiliąją programėlę skirtą 2-7 metų amžiaus vaikams. Turinys iš tikrųjų apima daugiau tokius edukacinius filmukus, interaktyvias veiklas, knygas, daineles, ugdomi matematikos, kalbų, skaitimo ir logikos žaidimai. Tai toliau labai svarbi sritis ir dažnai mes galvojam, kad vaikai, ar ne, vaikai priklausomi nuo ekranų, vaikai, bet čia labai svarbus esate ir jūs tėvai, globėjai, nes kaip jūs jaučiatės, dažnu atveju taip jausis ir jūsų vaikas. Tai kokias rekomendacijas pateikiame tėvų resursams ir jų saugai. Ne? Tai tėvų resursai ir sauga yra esminiai veiksniai, kurie tiesiogiai veikia vaikų gerovę ir jų vystymąsi. Ši tema tikrai yra labai aktuali, kai visuomenė susiduria su nuolat besikeičiančiais socialiniais, ekonominiais ir technologiniais iššūkiais. Tėvų resursai apima platų spektrą veiksnių, kurie padeda tėvams atlikti savo pareigas vaikų auklėjimo procese. Vienas iš pirmųjų tyrinėtojų šioje srityje yra sociologijos profesorė, kuri nagrinėjo, kaip skirtingi tėvų ištekliai veikia vaikų vystymąsi ir gerovę ir resursus suskirstė į tokias 3 grupės. Tai yra materialiniai, psichologiniai ir socialiniai. Materialinius resursus apima finansiniai ištekliai, būsto kokybė ir prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų, psichologiniai resursai, jie susiję daugiau su tėvų emociniu stabilumu, streso valdymo gebėjimais ir savivertės jausmu. Ir socialiniai resursai, šie resursai apima šeimos, draugų ir bendruomenės paramą. Toliau galime pastebėti, būtent matote apskritimą, tokį išvardintas pagrindinės rūšis, 7 poilsio rūšis, kurių kiekviena atlieka labai unikalią paskirtį. Tai šias skirtingas poilsio formas įtraukiant į savo nuolatinę kasdienybės rutiną galima reikšmingai papildyti vidinius resursus ir ženkliai pagerina savijautą, lengviau valdyti tas stresinės situacijas, būti energingesniems, emociškai subalansuotiems, dėmesingiems, tokio aštresnio proto bei pasiruošusiems su nauja jėga įveikti gyvenimo iššūkius. Ir galite matyti, kad čia išskiriami pagrindiniai, tai yra psichinis, fizinis poilsis, emocinis, socialinis, jutiminis poilsis, kūrybinis poilsis ir dvasinis poilsis. Tai apie šias poilsio rūšis, tai būtent visas poilsio rūšis tikrai yra labai svarbios ir jas palaikyti vienodai yra labai labai svarbu. Tai fizinis poilsis apima aktyvų, ten pavyzdžiui joga, tempimo pratimai ir pasyvų, kokybiškas miegas ir poilsis. Fizinio poilsio trūkumas pasireiškia ir kūno nuovargiu ir skausmu. Atliktame tyrime buvo nustatyta, kad reguliarus fizinis aktyvumas gerina miego ciklą ir mažina nuovargį tarp tėvų auginančių mažus vaikus. Protinis poilsis. Tai protinis poilsis padeda atkurti smegenų pajėgumus po įtampos,
jo trūkumas gali pasireikšti sunkumai susikaupti, teigia, kad medijas ir trumpos pertraukėlės padeda sumažinti protinį nuovargį ir gerina dėmesį. Dvasinis poilsis, tai jis išskiriamas kaip su prasmingumo ir bendruomenės jausmu, jo trūkumas gali sukelti gyvenimo prasmės stoką ir autoriai nustato, kad būtent dvasinės tos praktikos meditacijos gali sumažinti emocinį nuovargį ir pagerina tą gyvenimo kokybę. Emocinis poilsis tai reiškia galimybę būti savimi, atvirai reikšti jausmus. Tyrimai rodo, kad reguliari emocinė išraiška šeimos ir draugų rate gali reikšmingai sumažinti emocinį krūvį ir pagerinti psichinę sveikatą. Sensorinis, tas jutiminis poilsis, tai šiuolaikinis pasaulis kupinas tikrai įvairių sensorinių stimulacijų, kaip telefonai, šviesos, triukšmas. Ir tyrimai rodo, kad gamtos terapija, technologijų ribojimas padeda sumažinti sensorinį stresą. Socialinis poilsis tai yra susijęs su kūrybiškumu, kokybiškai santykiai su kitais. Ir autoriai pabrėžia, kad tėvams auginantiems mažus vaikus stipri socialinė parama mažina stresą ir pagerina gyvenimo kokybę. Ir paskutinis labai svarbus yra kūrybinis poilsis, kuris apima daugiau grožio vertinimą ir kūrybinės veiklas. Teigia, kad meninė veikla ir buvimas gamtoje mažina stresą, gerina nuotaiką ir suteikia įkvėpimo kasdieniniam gyvenimui. Tai tėvų resursams, jų išsaugojimui labai svarbus šie dalykai ir kiekvienas galite pagalvoti, ar vienur ar kitur esate daugiau aktyvūs, bet tikrai nepamirškite ir kitų sričių, kurios tarpusavyje labai stipriai turi ryšį susijusi. Ir vaiko raida iki 7 metų yra ypatingai tas reikšmingas laikas, per kurį formuojasi fiziniai, emociniai ir socialiniai įgūdžiai. Santykis ir ryšys su tėvais ir kitais artimais žmonėmis yra esminis veiksnys, darantis įtaką šiai raidai. Teigiamų santykių kūrimas sudaro pagrindą ugdant vaikų socialinius ir emocinius įgūdžius. Santykis ir ryšys padeda mažiems vaikams bendrauti, užmegzti prasmingus santykius su kitais, susidoroti su kylančiais aplinkos iššūkiais ir reguliuoti savo emocijas. Šitoj vietoj labai svarbu, ar ne, kad kaip tėvai jaučiasi, taip jaučiasi ir jūsų vaikai. Tai visada pradėkime nuo savęs, nuo savo resursų, savo saugos, apsaugosim save, apsaugosim ir savo vaikus. Dabar panalizuosime situacijas, realias situacijas, su kuriomis galbūt susidurėte ir jūs patys. Ir čia yra realios situacijos, gyvenimiškos, patirtos kažkurių asmenų. Tai perskaitysiu situaciją ir pabandysime jas paanalizuoti. Tai pirmoji situacija yra vieną rytą 6-metė Austėja su tėčiu važiavo į darželį. Kadangi kelionė buvo gana ilga, Austėja įprastai naudodavosi telefonu, kad galėtų pažaisti mėgstamus žaidimus ar žiūrėti animacijas. Šį kartą ji buvo įsitraukusi į spalvingą žaidimą, kur reikėjo surinkti taškus ir pereiti lygius. Kai jie privažiavo darželį, tėtis ramiai pasakė: Austėja, atvažiavome, laikas padėti telefoną ir eiti į darželį. Austėja jį nepakėlė akių, buvo vis dar giliai įsitraukusi į žaidimą, tėtis pakartojo, švelniau, bet tvirčiau: mums reikia eiti, padėk telefoną. Staiga Austėja pradėjo jausti pyktį, nes liko labai mažai, kad pereitų lygį. Ji nervingai atsakė: palauk, aš dar truputį pažaisiu, aš beveik baigiau. Tėtis kantriai pasakė: dabar jau laikas eiti, baigėsi laikas, galėsi pažaisti vėliau. Jis švelniai paėmė telefoną iš Austėjos rankų. Mergaitė staiga šūktelėjo: kodėl mane leidi pabaigti, tai neteisinga, aš noriu žaisti. Austėja stipriai sukryžiavo rankas, pasilenkė į automobilio kėdę ir atsisakė lipti į darželį. Galbūt pagalvokit, kiekvienas iš jūsų turėjote tokią situaciją, kuomet atrodo, kad palengvintumėme savo keliones, paduodėme vaikams ekraną ar ne, ir turime saugią kelionę. Bet matome, su kokiais iššūkiais toliau susidurime, ar ne, kuomet vaikai atsisako eiti, nori užbaigti, nenori atlikti veiklų, kurios yra suplanuotos jūsų, ar ne, tai ką rekomenduojam, tai nustatyti aiškias ribas ir laiką naudojimuose ekranais, ar ne, tai galbūt važiuodami, jeigu duodate ekraną,
Jeigu matote, kad jau yra netoli darželis, galime duoti vaikui smėlio laikrodį, ar ne, kad būtent žiūrėk, jau subėgs smėlio laikrodukas, padėsim ekraną ir jau eisim kartu į darželį. Galite leisti kažkokią dainą, pasibaigus tai dainai, paimti iš vaiko ekraną, skaičiuoti, ar ne, suraskit metodiką, kuri yra jūsų vaikui priimtiniausia. Jeigu mėgsta kažkokias dainelės, tai jau galite paleisti tą dainelę ir būtent susitarti, kad kai nuskambės dainelės pabaiga, užbaigsime ir atiduosime man ekraną, ar ne, kad vaikas žinotų pradžios ir pabaigos aišku laiką. Galite paskatinti pozityvius tokius perėjimus, ar ne, nukreipiam dėmesį į kitą veiklą. Gal galite, pavyzdžiui, susitarti, jeigu labai tendencingai kartojasi, kad vaikui labai sunku eiti į darželį, ar ne, tai galite gal susitarti su to vaiko draugo mama ar tėčiu, kad kartu jie susitikit prie durų, ar ne, ir kartu nueikit į darželį. Gal taip vaikas susidomins daugiau savo draugą pamatydamas, ar ne, taip nukreipsim ir taip pozityviai pereisim, nebus tokios staigaus atėmimo iš vaiko ekrano, ar ne, ir neturėsim pykčio reakcijos. Labai svarbus emocijų valdymo mokymas, įvardinti jausmus, kaip vaikas jautėsi, kvėpavimo pratimus taikyti, iš pavyzdžių, tai įkvepiant, tarkim, ištiesti pirštus, ar ne, įkvepiant į pirštus ištiesti, iškvepiant pirštus sulenkti, ar ne, tai kartojam 10 kartų, tai yra tikrai paprastas metodas, vizualiai pavaizduotas ir įkvėpimas, iškvėpimas vaikams tikrai labai patinkantis būdas. Kitą būdą galite taikyti 3 kartus giliai įkvėpti per nosį ir giliai iškvėpti per burną. Giliai įkvėpti pro nosį, iškvėpti pro burną ir ten sakytis garsą, ar ne? Tai vaikams tikrai labai smagus tokie pratimai ir jie yra naudingi vaikui atsistatyti, jų emocijoms suvaldyti. Tai labai svarbu daryti kartu su vaikais, nes jie tiesiog daugiau ir aktyviau su didesnė motyvacija įsitrauks į šį pratimą. Ir sukurti rutiną, struktūrą ir susitarimus. Kuomet įvesite struktūrą, susitarimus, kaip viskas bus, susitarkite namuose, užsižymėkite, pasidarykite vizualinius tvarkaraščius ir būtent tokių reakcijų, kokias matėte situacijoje su austėja, tokių situacijų tikrai išvengsite, jeigu naudosite būtent šiuos būdus visus, ar ne? Sukursit rutiną, struktūrą, įvardinsite jausmus, išmokysite kvėpavimo būdus, pereisite prie kitos veiklos, pozityvios veiklos, ar ne, susitikimo su draugu, mes išvengsime tos probleminės situacijos tokios ir ūmios reakcijos. Toliau, antroji situacija. Vieną rytą 5-metis Matas važiavo su mama automobiliu į darželį. Kadangi kelionė truko apie 20 minučių, mama leido Matui žaisti su mėgstamą žaidimą tiesiog telefone, kad šis ramiai praleistų laiką. Pradžioje Matas susikaupęs, spaudinėjo ekraną, bet netrukus jam nepavyko įveikti žaidimo lygio. Jis bandė dar kartą, bet jis vis tiek nepasisekė. Matas pradėjo jausti frustraciją, jo veide pasirodė pyktis, jis stipriau sugniaužė telefoną ir suirzęs pasakė: "Man nepatinka šis žaidimas, visada pralaimiu." Mama pastebėjusi, kad Matas susierzino, ramiai pasiteiravo: "Matai, kas atsitiko? Kodėl pyksti?" Matas vis dar nervingais, spaudinėdamas telefoną šūktelėjo: "Niekaip nepavyksta pereiti lygio. Viskas nėra nesąmonė", ir numetė telefoną ant automobilio sėdynės. Ką rekomenduojame tokioje situacijoje, ar ne, tai pagalvokim alternatyves veiklas mašinoje, ar ne? Gal mes galime nenaudoti telefono, gal mes galime surasti kažkokią knygą su magnetukais, kur vaikui būtų smagu klijuoti magnetukus, surasti gyvūnus, surasti mašinas, ar ne, ir magnetuką užklijuoti. Gal vaikas turi mėgstamų dainų, jas klausytis, kartu dainuoti, patinkančio žaislo, gal galime pasimti kartu į mašiną, kad jis laikytų rankoje, kartu su juo žaistų, kurtų istoriją, kartu kurkit istoriją. Pasakojimą po vieną žodį, vaikas sako, jūs sakot, ar ne, sukursit pasakojimą, vaiką maksimaliai įtrauksit. Gal jam patinka spalvinti. Paimkit į mašiną spalvinimo knygutę, spalvinkit, leiskit jam spalvinti. Mokykite įveikti nesėkmes, ar ne? Pavyzdžiui, galite sakyti: "Suprantu, kad sunku, kai nepavyksta, bet gal pabandykim dar kartą, vėliau. Kiekvienas lygis yra iššūkis, o mokomės bandydami", ar ne? Bet labai svarbu šitoj situacijai, kad ir mes ramiai reaguotumėm, nebūtų kažkokios ūmios reakcijos atreagavimo. Rami,
reakcija iš mūsų, ramus balso tonas ar ne, ir bandom vaiką nuraminti. Skatinti emocijų valdymą, tai galime vėlgi praeitus mokytus pratimus galime naudoti, kvėpavimo, skaičiavimo metodiką. Galite naudoti tokį pavyzdį, kaip matai, kaip pyksti, ką gali padaryti, kad nusiramintum. Galime kartu giliai įkvėpti, iškvėpti arba trumpam padėti žaidimą į šalį, ar ne? Ir kas labai svarbus yra sukurti susitarimus dėl telefono, ar ne? Susitarimai. Kada naudojam, kiek laiko naudojam, kokias programėlės naudojam, ar ne? Ir jeigu matom, kad labai sunku vaikui žaisti žaidimą, jį pralaimėti, tai galbūt galime kartu su juo būti, komentuoti, galbūt galime daugiau žaisti kažkokius stalo žaidimus, ar ne, ir mokyti per tai vaiką tinkamo atreagavimo, kuomet jis pralaimi arba jam nepavyksta. Toliau turime trečiąją situaciją. Tai vieną popietę šeima susėdo prie stalo pietauti. 7-metis Lukas valgė savo mėgstamus makaronus, tačiau vietoj bendravimo su šeima jis buvo įsitraukęs į telefoną, žaisdama žaidimą. Visi šeimos nariai kalbėjosi tarpusavyje, tačiau Lukas beveik nekreipė dėmesio į tai, kas vyksta aplink. Mama pastebėjo, kad Lukas visai nesikalba ir dėmesį sutelkė į telefoną. Ji pasakė švelniai: Lukai, dabar pietų metas, padėk telefoną, kol valgome. Lukas tik truktelėjo pečiais, žvilgdamas į mamą, bet toliau žaidė, tarsi neišgirdęs. Mama pabandė dar kartą šiek tiek griežčiau. Lukai, telefoną reikia padėti, dabar metas pietauti, o ne žaisti. Jis susiraukė ir sumurmėjo: aš baigiu greitai, tik vieną lygį dar. Mama atsiduso ir matydama, kad Lukas neklauso, švelniai paėmė telefoną nuo stalo. Tuo metu Luko veide pasirodė pyktis, jis greitai sureagavo ir pradėjo šaukti: ne, grąžink man, kodėl visada atimi? Jo balsas buvo kupinas pykčio, o jis net bandė griebti mamą už rankos, kad atimtų telefoną. Lukas atsistojo nuo kėdės ir sugniaužęs kumščius pradėjo daužyti stalą. Man reikia žaisti, tu visada viską sugadini. Ar ne? Turim tikrai labai didžiulę stresinę situaciją, tikrai visai šeimai, ką mes tokioje vietoje galime daryti. Tai vėlgi mokome pykčio įveikos būdų, ar ne? Galime įtraukti daugiau su valdyti emocijas, kvepuojant, imituojant gyvūnus, pavyzdžiui, bitės kvėpavimas, ar ne, atsisėdam, sukryžiuojam kojas, užmerkiam akis, įkvepiam pro nosį, pirštus laikom prie akių, iškvepiam, sakom zzz, ar ne, gyvatė sako zzz, ir kartojam kartu su vaiku. Galime atsistoti, rankas laikyti prie šonų, įkvėpti pro nosį, pakelti rankas virš galvos, iškvėpti pro burną ir nuleisti rankas, ar ne. Tai įvardinkime įvairius pratimus, praktikuokim, kad turėtumėm galimybę suvaldyti tas emocijas. Labai svarbu vėlgi susitarimai, ar ne, ar tikrai prie valgomo stalo naudojam telefonus, ar ne. Daugybę rekomendacijų prieš tai sesijose kalbėjom, kad valgio metu apskritai nerekomenduojam, ar ne. Tai galim susitarti, kad būtent prie stalo, kol visi valgom, mes telefonų nenaudojam. Ir skatinti alternatyves veiklas. Gal vaiką pamokyti daugiau leisti laiko lauke žaidimus, piešimas, molio kažkokie darbai, lipdukai, knygų skaitimas. Ir vėlgi nustatyti aiškias ribas, ar ne, ir kiek mes laiko naudojamės tais ekranais. Ir įtraukdami aiškias ribas vaikas žinos, kada turi užbaigti. Jeigu iki pietų, tai tarkime, ten smėlio laikrodis, skaičiavimas, dainos paleidimas, ar ne, ar ten žadintuvo užstatymas, nuskambėjo žadintuvas, padedam ekraną ir einam valgyti visi, nes prie maisto mes tiesiog, kol valgom pietus, nenaudojam ekranų, ar ne. Tai labai aiškiai apibrėžiam laiką, kada mes padėsim ekraną. Dar viena situacija. 3 metų Amelija žaidė telefone, sėdėdama ant sofos, kol mama tvarkėsi namus. Ji buvo giliai įsitraukusi į animacinį žaidimą, kuriame reikėjo rūšiuoti spalvotus gyvūnėlius. Mama tvarkydama kambarius matė, kad Amelija buvo ramiai susikoncentravusi, todėl leido jai dar šiek tiek pažaisti, kad pati galėtų pabaigti darbus. Po kurio laiko mama baigė tvarkytis ir nusprendė, kad laikas padėti telefoną. Ji priėjo prie Amelijos ir švelniai pasakė: Amelija, dabar baigėme su telefonu, eime pažaisti su lėlėmis arba į lauką. Tačiau Amelija neatsakė, vis dar žiūrėdama į ekraną ir toliau spaudinėdama žaidimą.
Mama, matydama, kad dukra nereaguoja, lengvai paėmė telefoną iš jos rankų. Akimirksniu Amelijos akis prasiplėtė, veidas persimainė ir pasijuto nusivylusi ir supykusi. Ji garsiai sušuko: ne, noriu žaisti. Amelija bandė ištiesti rankas ir griebti telefoną, bet mama tvirtai laikė jį rankoje. Pyktis augo ir Amelija pradėjo verkti, šaukti vis garsiau: grąžink, noriu telefono. Ji bandė stipriai stumtelti mamą ir trypti kojomis į grindis. Atrodo, laikas susitvarkyti mums ar ne, ir duosime vaikui ekraną, turėsime ramų laiką, ramiai susitvarkysime ar ne, bet matome, kokia ūmi reakcija ir situacija turime, kada jau norime, užbaigėme savo susitvarkymą ir norime leisti laiką su vaiku ar ne, ir turim, kaip Amelijos, labai stiprią ūmę reakciją, tai vėlgi suvaldyti tas emocijas galite naudoti tuos pačius kvėpavimo pratimus ar tas ribas, kada užbaigsite tvarkymąsi ar ne, aiškiai apibrėžti, kada baigsis jūsų tvarkymasis, daugiau įtraukti ir vaiką į jūsų tvarkymosi procesą, galbūt jisai negali ten išplauti grindų ar indų ar ne, bet gal galite duoti paprastesnius darbelius kažkokius, ar ten šiukšlių maišą užrišti ar ne, sudėti ten prie lauko durų ar ne, kažkokius paprastus darbelius, įtraukti kartu vaiką, kad nenaudotų ekrano, pagalvoti, jeigu jūs nenorite įtraukti vaiko, gal galite skatinti kitas alternatyvias veiklas, duoti burbulų, vonios putų, daryti burbulinius kalnus, kažkokias įvairias formas ar ne, ledo kubelius gal galite užšaldyti vandenį, sumaišyti su dažais ir užšaldyti tuose ledukose gyvūnus ir paskui, kai jie užšalo, duoti vaikui skaldyti ledo kubelius ir išrinkti gyvūnus. Plastelinę galite paslėpti daiktus, ar ten kažkokius žirniukus, grūdelius, ar ne, ar jo mėgstamus žaisliukus mažus kažkokius ir galima tiesiog paslėpę tos daiktus, vaikas gali ieškoti iš plastelino, išiminėti tos daiktus. Ir tai būtent ir skatinsite tą alternatyvę veiklą, kad būtent vaikas nenaudotų to ekrano ir neturėtumėm pykčio reakcijos. Bet jeigu mes turim pykčio reakciją, tai mes ją turim suvaldyti, nemoralizuodami, neaiškindami, kaip vaikas blogai elgiasi ar ne, bet sustabdom pykčio reakciją, kvėpuodami, skaičiuodami ir tada galime taikyti ir pokalbį, kodėl vaikas pasielgia vienu ar kitu atveju. Dar viena situacija, tai 4 metų vaikas Lukas kiekvieną vakarą įpratė žiūrėti filmukus planšetėje prieš miegą. Tai tapo jo kasdienės rutinos dalimi ir be šio ritualo jis sunkiai užmiega. Kaskart prieš einant į lovą jis atsineša planšetę, įsijungia mėgstamą filmuką ir ramiai žiūri. Vieną vakarą tėvai nusprendžia, kad metas riboti ekraną prieš miegą. Mama ateina į kambarį ir švelniai sako: Lukai, dabar jau laikas miegoti. Planšetę padėsim ir pabandysim užmigti be jos. Tačiau Lukas staiga pradeda pykti. Lukai, dabar jau laikas miegoti. Lukas pyksta. Nenoriu žiūrėti. Noriu žiūrėti filmuką. Aš neužmigsiu, jis suirzė, suima planšetę ir stipriai ją laiko. Tėvai bando ramiai aiškinti. Suprantam, kad tau patinka žiūrėti filmukus, bet jau vėlu, akytės reikia pailsinti. Lukas nenusileidžia, pradeda verkti, trankyti kojomis į lovą ir garsiai šaukti. Noriu žiūrėti filmuką, nenoriu miegoti be filmuko, aš neužmigsiu be jo. Ar ne? Ką mes darom ir kaip jie sprendžiam, tai labai svarbu naujos rutinos kūrimas, ar ne, kad tai nėra veiksminga ir prieš tai sesijose girdėjote, ar ne, kaip ekranas, mėlyna šviesa skatina nesigaminti melatoninui, ar ne, kad reikia daugiau tamsos ruoštis miegui, tai labai svarbu galbūt sukurti naują rutiną, raminančią muziką prieš miegą vaikui paleisti, duoti kažkokį mėgstamą žaislą, apsikabinti ir būti su juo, kažkokį minimalų apšvietimą kambaryje naudoti, skaityti pasakas ir ekranus iki miego 1-2 apskritai drausti.
Galbūt galite naudoti kažkokius masažus, pakasyti nugarą vaikui, ar ne, atsipalaidavimo technikos, pakvepuoti, kaip gyvūnai kvepuoja. Laipsniškai mažinkite ekranus, ar ne, trumpinkite žiūrėjimo laiką, pakeiskite kitomis veiklomis. Nedarykite taip, kad jeigu visas dienas leidote ekraną ir dabar sugalvojate kitą dieną, kadangi jis buvo piktas, apskritai neduoti. Laipsniškai mažinkite, kad neturėtume tokios stiprios pykčio reakcijos. Ir vėlgi labai svarbios ribos ir naudojimosi laiko, aiškios ribos, kada ir kiek laiko naudojamės, kad vaikas suprastų, kada einu miegot, ir kada turiu padėti tą telefoną, ar ne? Ne tada, kada tėvai sugalvojo atlikę savo darbus ir dabar jau laikas paimti, nes galbūt jiems trukdo ir jie jau nori miegoti, ar ne? Bet apibrėžti vaikui, kada mes jau baigsim naudoti. Ir labai svarbu, prieš miegą, likus valandą, 2, apskritai nenaudojame ekranų. Tai aptarėme kelias situacijas, kurias tikrai turbūt patirėte kiekvienas iš jūsų ir tikrai kviečiu po šitos sesijos aktyviai pagalvoti, paanalizuoti savo situacijas ir pritaikyti būtent rekomendacijas, kaip suvaldyti tas pykčio reakcijas, kuomet turite probleminę situaciją.